Sveiki visi atvykę į mano kanalą. Šiame kanale bus kalbama apie tikras kriminalinės istorijas, taipogi apie serijinius žudikus. Aš asmeniškai labai daug metų žiūriu tokį kontentą, todėl tikiuosi, kad jums patiks lygiai taip pat, kaip patinka ir man. Tačiau norėčiau perspėti, jog šiame vaizdo įraše bus kalbama apie žmogžudystes, kankinimus, taipogi seksualinę prievartą prieš nepilnamečius asmenis. Šiandien norėčiau pakalbėti apie labai žiaurų, sadistišką žudiką pavadinimu greitkelio smogėjas, tikrų vardu Viljamas Boninas. Jis taikėsi jaunus berniukus, dauguma šių berniukų buvo autostopininkai, mokiniai arba jaunuoliai, teikiantys seksualinės paslaugas už pinigus. Jis juos pagrobdavo, surišdavo, kankindavo ir prievartaudavo, galų gale pasmaugdavo šiuos jaunus berniukus mirtinai. Ne tik pats Viljamas buvo baisus sadistinis žudikas, bet kažkokiu būdu jis turėjo net 4 bendraminčius, bendrininkus, apie kuriuos mes pakalbėsime šiame video. Taipogi, kaip žinome, pagal visus šaltinius, jisai vos per 1 metus nusinešė netgi 21 auką. Tai aptarsime šiandien, tačiau prieš tęsiant norėčiau jūsų paprašyti nekomentuoti nepagarbių komentarų, įžeidžiančių į aukų puses, nes mes turime nepamiršti, jog jie buvo lygiai tokie patys žmonės kaip ir mes, jie turėjo šeimas, draugus ir mylimus žmonės šalia. Visa informacija yra edukacinių pagrindų, rasta internete, todėl kai kurie šaltiniai galimai gali skirtis nuo jų visų. Tai atsiprašau už tai, stengiausi surasti viską kuo tiksliau ir viską pateikti šiame video. Viljamas gimė 1947 metais sausio 8 dieną Viljamante, Konektikuto valstijoje. Jis buvo antrasis iš 3 Roberto, Leonardo ir Alice Dorothy sūnus, deja, bet abu tėvai buvo alkoholikai. O Robertas buvo Antrojo pasaulinio karo veteranas, kuris fiziškai, psichiškai ir visaip kitaip smurtavo prieš savo žmoną ir savo vaikus. O jų motina, kuri, kaip ir minėjau, taipogi buvo alkoholikė, turėjo stiprių nuotaikos svyravimų sutrikimų, tad stabilumų jų šeimoje tikrai nekvepėjo. Taipogi lankydavosi bingo baruose, tai palikdama savo mažamečius vaikus visiškai be priežiūros. Ankstyvajame Bonino gyvenime ji buvo laikoma labai valdinga ir dominuojančia moterim ir mama. Sakyčiau, visiškai priešingybė nei kad mes įsivaizduojame mamos vaidmenį šeimoje. O grįžus prie Roberto, jis buvo kompulsyvus lošėjas, nuolat lošdavo ir turėjo labai didelių problemų su tuom, tai akivaizdžiai buvo dar viena priklausomybė. O 1950 metais sausio mėnesį, kai Bonnie buvo vos 3, jis lošė iš jų šeimos namo, kuris buvo Andoveryje, Konektikute, ir deja jis juos pralošė. O pasiekoje jiems teko gyventi pas senelius iš motinos pusės Viljamantike. Nepaisant to, jog Viljamas ir jo broliai užaugo labai blogoje aplinkoje, visi jie buvo užauginti katalikais, tad jie lankė Šventosios Marijos katalikišką mokyklą. Bet mokykla turėjo daug priekaištų būtent dėl Viljamo elgesio, jis buvo agresyvus studentų ir mokytojų atžvilgiu. Jis visada praleidinėdavo pamokas, taipogi buvo vienas įvykis, po kurio jam teko pasėdėti uždarytam nepilnamečių kolonijoje Dewey Hall. Norėdamas specialiai sužeisti būrį jaunų merginų, jis į jas įvažiavo su savo dviračiu. Tiesa, kiek laiko jis ten buvo, negaliu pasakyti, tačiau grįžęs namo iš Dewey Hall, jo elgesys buvo su tėvais kur kas blogesnis nei buvo iki tol. Po viso šito incidento jie buvo perkelti į Franko Amerikos mokyklą, kuri yra kaip katalikų vienuolynas. Ir būtent šio kataliko vienuolyno mokytojai tikėjo griežčiausia drausme. Tokia kaip siaubinga disciplina, auklėjimas smurtaujant ir jei berniukai elgdavosi netinkamai, jos versdavo berniukus daužyti tvoras iki tol, kol jų kumpliai nepradėdavo kraujuoti. Bet čia neblogiausia, kas vykdavo šiam vienuolyne. Vieną dieną užėjus Bonnie į tualetą, jis pamatė 2 berniukus, vieną jaunesnį ir vieną vyresnį už jį. Vyresnysis jaunesniajam liepė surišti Bonino rankas rankšluosčiu tam, kad galėtų jį išprievartauti.
Paklausius tokias istorijas išties pasidaro gaila Viljamo, tačiau tai tikrai nepateisina to, ką jisai padarys tolimesniam gyvenime, apie ką šiandien ir pakalbėsim. Taipogi, kol Bornas buvo tam vienuolyne, jo nei karto neaplankė jo tėvai. Praėjo tiek daug laiko, jog jis galvoja tiesiog, kad jo tėvų nebėra gyvuose. Bet tada 1955 metais gegužę Bornas sužinojo, jog jo tėvai nėra mirę. Tada jie su broliu išėjo iš vienuolyno ir grįžo gyventi su savo seneliais iš mamos pusės. Iki pirmojo Borno įkalinimo jis gyveno su savo sūneliu ir jo broliais ir seserimis. Tačiau šis senelis yra žinomas kaip seksualinis išnaudotojas. Jis seksualiai išnaudodavo Borno mamą Alisą, kai buvo maža. Žinant, koks jis yra monstras, jis vis tiek paliko savo vaikus jo globai, tai pratęsdama šį ciklą smurtui, nes jie taip pat buvo tvirkinami savo paties senelio. Tada 1957 metais Viljamas Bornas buvo patalpintas į nepilnamečių įkalinimo įstaigą dėl daugybės smulkių nusikaltimų, vienas iš jų buvo vagystės naminių gyvūnėlių. Būdamas toje įstaigoje, Viljamas pasakojo, jog būdavo profilaktiškai prievartaujamas savo prižiūrėtojo. Iš tiesų kraupu pagalvojus, kad jam buvo vos 10 metų ir jis jau turėjo susidurti su tokiais dalykais gyvenime. Netgi 3 kartus teko patirti seksualinį priekabiavimą, net ne 3 kartus, o iš 3 skirtingų žmonių ir tai būdavo kartais netgi dažniau. Todėl manau, kad šie įvykiai tikrai turėjo labai didelį įtaką jo tolimesniam gyvenime, tačiau pasikartosiu, tai jokiais būdais nepateisino tai, ką jisai ruošiasi padaryti. Todėl manau, šie įvykiai tikrai labai turėjo didelę įtaką į tai, kas atsitinka vėliau, nes vos tik po jo paleidimo namo jis pradeda priekabiauti prie savo jaunesnio brolio vardu Polas. Polas praėjus 6 mėnesiams pagaliau prisikaupė drąsos ir pasipasakojo apie visą šią prievartą iš savo brolio Viljamo pusės mamai Alisai, bet viskas, ką jį padarė, tai tik liepė jiems eiti miegoti atskiruose kambariuose. Idėja. Žiūro. Kiek vėliau Bornas pats mamai prisipažino, jog priekabiaudavo prie jaunesnių berniukų, taipogi vieną kartą yra pilnai apsinuoginęs prieš 10-metę mergaitę ir teigė, jog bandė užsiimti kraujomaišą su savo pusseserę. 1959 metais Bornas lankė Coventrio vidurinę mokyklą, teigiama, kad Bornui labai puikiai sekėsi fizika ir matematika, tačiau visose kitose pamokuose jis gaudavo vidutiniškus pažymius. 7-ojo dešimtmečio pabaigoje Bornų šeima susidūrė su turto areštu dėl tėvo kaltės. Todėl motina, patyrus didelį stresą, išvijo jų tėvo iš namų, ji nenorėjo su juo turėti nieko bendro ir galiausiai gavo visiškai pilną vaikų globą. Tačiau kai Robertui pasiūlo labai gerai apmokestinamą darbą Downey mieste Kalifornijoje, kai Alisa išgirsta apie šį labai patrauklų atlyginimą, jis staiga beviltiškai suvokė savo meilę Robertui. 1962 metų pradžioje jie įsigijo namą šalia Torrance. Viljamui perėjus į naująją mokyklą, jis buvo laikomas socialiniu atstumtuoju. Jis buvo tas keistuolis, prie kurio būnant šalia būdavo labai nejauku. Tad jokių draugų jis paauglystėje mokyklos laikais taip ir nesusirado. Kai Viljamas Bornas buvo paauglys, jis jautė dar didesnę trauką mažamečiams vaikams ir tai buvo akivaizdu. Tad jo mama iškart tai suprato. Ji puikiai suvokė jo interesus, ko pasekoje tai sukėlė labai daug įtampos ir pykčių jų šeimoje. Tačiau jo mama nesiėmė jokių veiksmų, neieškojo jam pagalbos, gal jam būtų suteikta pagalba, viso to nebūtų. Kas bus toliau? Tai yra apie ką mes kalbėsime. Bornas, neišlaikęs įtampos tarp jo ir jo mamos, Alisos, nusprendžia susirasti merginą vardu Linda. Tik tam, kad apdžiugintų mamą ir įtikintų aplinkinius, jog jis yra įprastų pakraipų. 1966 metais, kaip teigiama, Bornas buvo kaltinamas, tvirkinamas kelis kaimynystės vaikus. Deja, daugiau detalių man rasti nepavyko. Pranešama, kad jo motina atsisakė pripažinti šiuos poelgius ar jo didėjantį antisocialų elgesį, tačiau dažnai nerimaudavo, kad jis bus suimtas.
Viskas, ką jį darydavo, tai melsdavosi iš jį ir jam dažnai primindavo, pasakydama, jog yra labai juo nusivylus. Galiausiai jį išvarė jį iš jų namų dėl mums nežinomų dėja priežasčių. Neturėdamas motyvacijos ir dažnai skolindamasis pinigų iš savo tėvų, Boninas 1966 m. gruodį motinos skatinamas įstojo į Jungtinių valstijų oro pajėgas. Jis susižadėjo su Linda, tokį sprendimą daugiausiai lėmė Bonino motina, kuri manė, kad numalšins jo potraukį mažamečiams vaikams. Per sužadėtuves jis nekartą pasakojo Lindai, kad nuolat sapnuoja košmarus apie jauną moterį, kurią išprievartavo ir nužudo. Per karinę tarnybą Boninas įgijo bendrojo lygiavertiškumo diplomą ir 4 mėnesius dirbo virėju Aliaskoje. Jis buvo suimtas už vagystę 1967 m. spalio 25 d., tačiau kaltinimai buvo panaikinti dėl jo neišvengiamo dislokavimo į Vietnamą. Jis tarnavo 3 metus JAV oro pajėgose ir, kaip pamačiau, beje, skaitant, jog jis buvo paleistas po 3 metų tarnybos su medaliu. Sunku buvo patikėti, kad toks vyras kaip jisai gali būti garbingai paleistas. Tačiau vėliau jis prisipažino, jog per tuos 3 metus tarnybos yra seksualiai išprievartavęs net kelis vaikinus iš kariuomenės, kai buvo ginkluotas. Tačiau šitos informacijos nežinojo jo viršininkai. Tai makes sense, kodėl. Galimai jisai buvo paleistas su medaliu. Kai Boninas grįžo namo iš oro pajėgų, jis sužinojo, kad Linda nesenai pagimdžiusi jų sūnų iš tikrųjų paliko jį dėl kito vyro, todėl Williamas grįžo Downey ir gyveno toliau su savo tėvais. O kai jis grįžo namo, šeima pastebėjo labai nerimą keliančius Bonino elgesio pokyčius. Dabar jie manė, kad tai galbūt kažkas susijęs su jo buvimu kariškiu ir sunkiais patirtais dalykais būnant ten, kurių paprastas žmogus nepatiria. Bet Boninas nepatvirtino, kad tai susiję su tuo. Bet taip pat ir neneigė, kodėl jis jaučiasi taip, kaip jaučiasi dabar. 1968 metais lapkričio 17 dieną Boninas vairuodamas savo motinos automobilį pamatęs kelyje 14-metį Billy Jonesą Arkadijoje, Kalifornijoje, pasisiūlė jį pavežti. Berniukas sutiko, tačiau vos tik įsėdęs į mašiną pasigailėjo, nes Boninas pradėjo klausinėti labai nemalonių ir nejaukių klausimų, pagrinde susijusių su homoseksualumu. Bilis labai stipriai išsigandęs bandė pabėgti iš automobilio, tačiau bandymai buvo nesėkmingi. Vežęs jį į netoliese esančio prekybos centro parkingą, Boninas surakino jį antrankiais ir išprievartavo. Tada jis paliko Bilį parke. Bilis grįžęs namo viską iškart papasakojo savo mamai, kuri nieko nedelsdama pranešė viską policijai apie Boniną. Tuomet kitas išpuolis įvyko praėjus vos tik 9 dienoms nuo pirmojo, tai buvo lapkričio 26 diena. Boninas pasiėmė 17-metį Džoną Tridvelą iš Torrance autostopu. Tada sustojęs jis nuvedė jaunąjį Džoną į nuošalesnę vietą, kur jis sumušė jį padangų lygintuvu ir ėmė jį prievartauti. Boninas pagrasino, jog jei Džonas kam nors papasakotų arba praneštų apie tai, ką jis padarė, kad jis turi draugų, kurie su malonumu susidoros su juo. Tuomet gruodžio 4 dieną 17-metis Alinas Pruitas pranešė Torrance policijos departamentui, kad vidutinio ilgio tamsių plaukų vyras pasiūlė jį pavežti, bet eilinį kartą Boninas nusuko nuo greitkelio, surakinęs antrankiais vaikiną, jis į transporto priemonėje žiauriai seksualiai išnaudojo. 1969 metais sausio 1 dieną Boninas pasiūlė pavežti 12-metį Lawrence'ą Bretmaną Hermosą. Nepaisydamas berniuko prašymų jį paleisti, Boninas pradėjo grasinti Bretmanui, jis pastatė automobilį ir privertė Bretmaną atlikti oralinį seksą. Virkindamas ir apiplėšdamas jį ginklu, tada jis pagrasino nužudyti Bretmaną, jei jis kada nors kam nors praneš apie šį įvykį. Pranešama, kad sausio 12 dieną Boninas pasiėmė 18-metį autostopu Džiusą Mongą ir paklausė jo apie homoseksualumą, prieš pasiūlydamas jam $20 už oralinį seksą. Kai Mongas bandė išlipti iš transporto priemonės, Boninas padarė tai, ką darydavo visada. Jis surakino antrankiais ir išprievartavo.
Policijos departamentas, gaudamas tiek daug panašių pranešimų iš jaunų vyrų apie šį asmenį, kuris juos grobia ir prievartauja, įdėjo daug pastangų, kad surastų potencialų serijinį prievartautoją atitinkantį Bonino prašymą. 28 dieną El Segundo miesto policininkė susidūrė su Boninu, pastebėjusi Bonino keistą įsiutusį elgesį. Jie apieškojo mašiną ir uždėjo jam antrankius. Boninas pradėjo įtikinėti, jog jis nėra atsakingas už jokius pateiktus kaltinimus, kaip kad prievarta ir smurtas prieš 5 asmenis, kuriuos jis pagrobė ir užpuolė nuo praėjusio lapkričio mėnesio. Kovo mėnesį Boninui buvo atliktos 2 psichiatrinės ekspertizės, po kurių buvo nustatyta, kad jis yra seksualinis psichopatas, menkai kontroliuojantis savo impulsus ir serga depresija. Iš pradžių neigdamas prievartą vaikystėje, Boninas prisipažino, kad buvo tvirkinamas būdamas vos 8 ir įtarė, kad buvo tvirkintas įvairiais atvejais nuo 9 iki 12 metų. Gegužės mėnesį Boninas probacijos pareigūnai papasakojo apie savo neseną streso kupiną išsiskyrimą ir prisipažino savo kaltę dėl jaunų vyrų tvirkinimo. Buvo atliktas vertinimas, kuriame buvo padaryta išvada, jog jis yra nepakaltinamas dėl psichinių sutrikimų. Boninas atvyko į ligoninę 1969 m. birželio 17 dieną, jam buvo atlikta daugybė tyrimų, kurie parodė, kad jis turi manijos, depresijos, seksualinio sadizmo sutrikimų ir asocialumo bruožų, taipogi asmenybės sutrikimą. Fizinė apžiūra atskleidė, jog Boninas turėjo didelius randus ant galvos ir sėdmenų, kurių jis tvirtino neprisiminęs. Ekspertai padarė išvadą, kad Boninas užgniaužė prisiminimus apie ekstremalesnius jo vaikystės prievartos aspektus, jokių neprisiminti. 1971 metais Boninas buvo išsiųstas į Kalifornijos medicinos įstaigą, nes buvo pripažintas netinkamu tolimesniam gydymui dėl pasikartojančių lytinių santykių su kaliniais. Boninas buvo paleistas iš kalėjimo 1947 metais, birželio 11 dieną, gydytojams nusprendus, kad jis nebekelia pavojaus kitų sveikatai ir saugumui. 1975 metais, rugsėjo 8 dieną, Boninas bevažinėdamas sutiko 14-metį Davidą Alleną MC Vickerį, keliaujantį autostopu. MC Vickeris priėmė Bonino pasiūlymą nuvežti jį į jo tėvų namus. Netrukus po to, kai MC Vickeris įlipo į automobilį, Boninas jo paklausė, ar jam teko turėti homoseksualius santykius. MC Vickerio atsakymas buvo, jog ne. Jis paprašė palikti transporto priemonę, o tai paskatino Boniną ją pagreitinti. Kai MC Vickeris bandė išlipti, tačiau Boninas pasiėmė ginklą ir nuvežė jį į apleistą lauką. Boninas liepė jam nusirengti, o paskui sumušė ir išprievartavo. Boninas smaugė į marškinėliais ir padangų lygintuvų. MC Vickeris maldavo savo gyvybės, Boninas nedelsdamas sustojo ir atsiprašė. Tada jis nuvežė MC Vickerį į savo namus, pakeliui sakydamas, žinai ką, tu esi geras vaikinas, mano tikslas buvo tave nužudyti, bet noriu sugrįžti pas tave ir vėl tavim pasinaudoti. Vos tik grįžęs namo, MC Vickeris paskambino savo mamai ir viską jai papasakojo, kai ji nedelsdama informavo Garden Grove policiją apie įvykį. 1975 m. spalio 11 d. Boninas buvo suimtas, sulaikytas, jis informavo teisėsaugą, kad kitą kartą nebeliks liudininkų. Jis buvo apkaltintas pasikėsinimu pagrobti 15 metų berniuką, kurį jis užpuolė praėjus 2 dienoms po užpuolimo prieš MC Vickerį. Ši antroji auka atmetė Bonino pasiūlymą užsiimti seksu už $35. Jam pabėgus iš mašinos, Boninas užvažiavo ant šaligatvio, bandydamas jį partrenkti. Boninas pripažino savo kaltę dėl abiejų kaltinimų ir 1975 m. gruodžio 31 d. buvo nuteistas kalėti nuo 1 iki 15 metų Kalifornijos vyrų įstaigoje San Luis Obispo mieste. 1977 metais Boninui buvo atlikta tolimesnė psichiatrinė ekspertizė, buvo nurodytas jo seksualinis ryšys su mažais berniukais susijęs su jo motinos mikrovaldymu jo gyvenime. 1978 metais kovo mėnesį Bonino tėvas patyrė didelį insultą, greičiausiai jį sukėlė priklausomybę nuo alkoholio, dėl kurio jis buvo paguldytas į Long Beacho ligoninę, kur jo motina dirbo slaugytoja. Kalėjime Boninas baigė matematikos kursus ir staklių meistro mokymus, kad užsitikrintų darbą. Jis taip pat padarė didelę pažangą individualių terapijos seansų metu, dėl to spalio 11 dieną jis buvo paleistas, jam buvo paskirta 18 mėnesių prižiūrimasis lygtinis laikotarpis.
Nežinau, kaip anksčiau buvo, bet bent jau šiais laikais, jeigu kas nežinot, papasakoju. Tai yra, kai tu negali padaryti jokių apskritai nusižengimų, turi būti tom tikrom valandom namuose. Man atrodo, ten gavus 3 nusižengimus, tu vėl keliauji atgal į kalėjimą, bet pasikartoju, nežinau, kaip buvo tais laikais, bet bent jau šiais laikais yra plius minus taip. Vėlgi priklausomai ant kiek griežtai viskas yra. Gali tos sąlygos ir kisti. 1979 metais balandžio mėnesį Bonino lygtinio paleidimo priežiūra baigėsi. Vėliau Boninas ir jo brolis Polas persikėlė į Silveradą ir vadovavo barui, kuriame ir įvyko incidentas, kai Boninas, kaip pranešama, uždarė 16-metį pabėgusį jaunuolį vienoje pastato patalpoje, grasindamas peiliu palaidoti jo kūną kalvose. Negalėdamas gauti nuolatinės alkoholio licenzijos dėl Bonino teistumo, verslas žlugo. Vėliau Boninas įsigijo Ford furgoną, dirbdamas vyresniojo brolio santechnikos įmonėje. Dažnai lankydamasis vakarėliuose Boninas susipažino su 21 metų Vernonu Robertu Batsu ir 18 metų Gregory Matthew Miley. Gimęs ir užaugęs Norvalke, Batsas buvo iš nepasiturinčios šeimos ir turėjo sunkią vaikystę. Visi jį apibūdino kaip drovus, naivus ir neturintis savo nuomonės. Batsas 3 kartus bandė nusižudyti prieš susitikdamas su Boninu. Tarp vietinių buvo pagarsėjęs kaip ekscentriška figūra, kuri neseniai buvo atleista iš darbo dėl savo netvarkingos išvaizdos ir vis keistesnio bei nenuspėjamo elgesio. Taip pat jis buvo biseksualus ir dažnai piktnaudžiaudavo narkotikais ir alkoholiu. Batsas turėjo platų teistumą už tokius nusikaltimus kaip vagystės ir padegimai. Vėliau prokurorai spėliojo, kad būdamas įkalintas susižavėjo sadistinė homoseksualia veikla. Jis tvirtino, kad buvo susižavėjęs Boninu ir jo bijojęs tuo pačiu metu. Nors abu gyveno išoriškai heteroseksualų gyvenimo būdą, jiedu netrukus tapo meilužiais. Batsas turėjo potraukį serijiniams žudikams, dėl to Boninas ir Batsas dažnai diskutuodavo mirties tema. O Miley buvo anaiptol neraštingas Teksaso gyventojas, nebaigęs vidurinės mokyklos, jo IQ siekia 56. Skelbiama, kad Miley augo be tėvo, tik su motina, kuri buvo užaugusi Lakewoode ir turėjo daugybę nepasisekusių santuokų, ko pasekoje visiškai juo nesirūpino. Miley Boniną žiūrėjo kaip į tėvo figūrą ir dažnai leisdavo laiką su Boninu mainais į seksualinius santykius. Kaip ir minėjau pradžioje video, Bonino aukų tipas buvo jauni autostopininkai, moksleiviai ar kartais jaunuoliai teikiantys seksualinės paslaugas. Aukos tarp 12–19 metų amžiaus daugiausiai buvo balti arba lotynų kilmės liekni ilgaplaukiai. Jis suviliodavo arba priversdavo juos įlipti savo furgoną, kuris juos surišdavo viela ar virvelėmis, tada jie buvo seksualiai išnaudojami, žiauriai mušami ir kankinami, o tuomet dažniausiai pasmaugiami savo pačių marškinėliais. Siekdamas sumažinti tikimybę, kad auka ištrūks iš furgono, Boninas pašalino keleivio pusės ir galinių durų rankenas. Savo transporto priemonėje jis laikė peilius, replės ir vėlinės pakabas ir kitokius panašius įrankius, kad galėtų kankinti savo aukas. Aukos paprastai buvo nužudomos jo furgone, vėliau jų kūnai išmetami šalia įvairių greitkelių, todėl jis ir buvo vadinamas greitkelio žudikų smogėjų. Stengdamasis supainioti, suklaidinti tyrėjus, Boninas dažnai išmesdavo savo aukų kūnus toli nuo jų pagrobimo vietų. Boninas palygino savo žmogžudystės potraukius su priklausomybe. Neurologams pabrėždamas, kad prieš jo žmogžudystės jautė didžiulį neramumą ir seksualinį nusivylimą, taipogi stiprų susijaudinimą, kai važiuodavo ieškoti būtent savo aukų. Jis įprastai važinėjo greitkeliais penktadieniais ir šeštadieniais. Boninas taip pat vėliau aprašė, kaip jautė malonumą girdėdamas savo aukų rėkimą. Teismo psichologas dr. Albertas Roženšteinas aprašė įtariamąjį kaip protingą seksualinį nusikaltėlį įkopusį 20 ar 30 metų pradžią, praleidusi psichiatrijos įstaigoje kurį laiką ir vaikystėje patyrusi prievartą. Taipogi pabrėžė, jog gėdijosi to fakto, jog yra homoseksualus. Tai puikiai su 100% pabrėžia Bonino asmenybę, personą. Man vis laik būdavo taip įdomu, kaip jie sugeba nematydami aukos tiesiog pagal nusikaltimus aprašyti, kokia asmenybė tai galėtų būti. Ir kaip būna tikrai labai labai taikliai taiko, kaip pavyzdžiui šiuo atveju.
Mažiausiai 12 žmogžudysčių Boninui padėjo vienas ar daugiau iš 4 žinomo jo bendrininkų. Vėliau Boninas pripažino, kad su savo bendrininkais jautė socialinį artumą tokį, kokio nejautė ir niekada nebuvo patyręs su niekuo kitu. Batsas įtariamas padėjęs bent 9 Bonino žmogžudystėse. Jis iškarpydavo laikraščių iškarpas apie savo žmogžudystės ir apie jas girdavosi Batsui ir Fryzeriui. Jis kasdien keliaudavo į Oranžo apygardą pirkti laikraščių, jis taip pat sakydavo žmonėms: šis vaikinas gadina gerų gėjų reputaciją, tokių kaip mes. 1979 m. gegužę pirmoji Bonino žmogžudystė buvo 13-mečio Tomaso Gleno Landgreno. Paskutinį kartą Landgrenas buvo matytas išeinantis iš savo tėvų namų Resedoje 1979 m. gegužės 28 d. Prieš pat pagrobimą Landgrenas draugams pasakė, kad vienas vyras pasiūlė jam susitikti riedlenčių parke ir nufotografuoti jį riedlenčių žurnalui. Landgreno pusiau apnuogintas kūnas buvo rastas tą pačią popietę Agūroje, jo drabužiai ir nupjauti lytiniai organai buvo aptikti netoliese esančiuose laukuose. Radimas atskleidė, kad Landgrenas buvo labai stipriai sumuštas, be to jam buvo perpjauta gerklė, jo kūnas subadytas peiliu ir pasmaugtas mirtinai. Ekspertas teigia, kad Bonino žiaurumas greičiausiai buvo bandymas nutildyti jo homoseksualų potraukį Landgrenui. Boninui padėjo Batsas pirmoje žmogžudystėje. Rugpjūčio 4 dieną Boninas pasiūlė Batsui išprievartauti ir nužudyti paauglį autostopininką. Batsas buvo patenkintas gavęs šį pasiūlymą, o Boninas netoli Beach bulvardo sutiko 17-metį berniuką Marką Sheltoną. Boninas už seksualinės paslaugas pasiūlė jam $400, bet kaip žinom, Boninas nežino žodžio ne. Tad Boninas jį išprievartavo, o tuomet kartu su Batsu fiziškai smurtavo, iki tol, kol jis prarado sąmonę. Jis buvo kankinamas pašaliniais daiktais, įskaitant ir lazdą, dėl to jis patyrė labai didelį šoką, kuris dėja buvo mirtinas. Jis buvo išmestas šalia žvyrkelio esančio Kajon Pase. Kitos dienos naktį Boninas ir Batsas sutiko 17-metį studentą Markusą Krapsą, bandantį nuvažiuoti autostopu, tačiau bandymai buvo nesėkmingi, nes jis per prievartą atsirado pas Boniną mašinoje, peilis buvo laikomas prie pat jo gerklės, o už vairo tuo metu buvo Batsas, kuris važiavo Bonino namų link. Ten Krapsas buvo išprievartautas ir sumuštas. Tačiau po viso incidento Krapsui pavyko išsilaisvinti ir sumušti Boniną, tačiau tai tik dar labiau įsiutino Boniną, ko pasekoje jis jį pasmaugė ir peiliu subadė net 77 kartus. Kitą dieną jo kūnas buvo išmestas Malibu pakrantėje. Rugpjūčio 9 dieną Boninas vėl buvo sulaikytas už 17-mečio berniuko tvirkinimą. Dėl šio lygtinio paleidimo sąlygo pažeidimų Boninas turėjo būti grąžintas į Oranžo apygardos kalėjimą, tačiau dėl administracinės klaidos padarytos iki numatytos Bonino teismo datos jis buvo paleistas. Kaip suprantu, turbūt kažkokia klaida buvo iš policijos pusės, tad jie turbūt negalėjo jo laikyti. Rugpjūčio 13 dieną Batsas nuvažiavo pasiimti Boniną iš kalėjimo, tęsdamas žmogžudystės šurmulį. Boninas nepasirodė teismo posėdžio metu, Boninas taip pat grįžo į savo tėvų namus, jis pamažu išgarsėjo kaip vaikų tvirkintojas tarp vietinių gyventojų. Dėl įpročio į savo namus kviestis jaunus berniukus, kai kurie kaimynai prisiminė stebėję, kai jauni berniukai eidavo pas Boniną ir vėliau išgirsdavo riksmą ir verksmą. Bonino šeima, kuri retai būdavo namuose, tvirtino niekada nematė tokių dalykų. Rugpjūčio 20 dieną Boninas Newport Beach'e pasiėmė 18-metį Robertą Virosteką. Boninas tariamai įtikino jį atlikti oralinį seksą, pasiūlydamas $50. Pagrasinęs peiliu, Boninas jį surišo ir išprievartavo. O paskui Batsas išprievartavo Virosteką, prieš jį surišdamas ir užimdamas Bonino vairuotojo vietą. Tada Boninas kankino Virosteką, sulaužydamas jo pirštus, toliau seksualiai prievartaudamas jį ir mušdamas, o paskui pasmaugė. Virostek kūnas buvo rastas rugsėjo 27 dieną. Rugpjūčio 27 dieną Boninas ir Batsas Santa Monikos bulvare pagrobė 15-metį Holivudo berniuką Donaldą Rėjų Haideną. Batsas vairavo furgoną, Boninas jam pasiūlė $50 už intymias paslaugas. Kai Batsas atsitiktinai pasuko neteisingų kelių, Haidenas įsiuto. Šitą tai sunkiai supratau, bet turbūt, kaip suprantu, jisai sutiko su jais važiuoti, kad jie jį pavežtų iki tam
tikro locationo vietos ir turbūt nusuko ne tenai ir Haydenas įsiuto, todėl Boninas jį sumušė ir surišo, kankino ir sodomizavo. Batsas atliko oralinį seksą su jo lavonu. Kol pora išmetė jo kūną statybvietėje netoli Ventura greitkelio, jis buvo atrastas po kelių valandų. Haideno skrodimas parodė tiesiosios žarnos pažeidimą, pagal kurį yra spėjama, kad į jį buvo kišamas didelis objektas. Rugsėjo 9 dieną Boninas ir Batsas susitiko su 17-mečiu berniuku iš LA Mirados Davidu Luisu Murillo, važinėjančiu dviračiu. Murillo įlipus į furgoną, Boninas pasiūlė jam pinigų už seksą, tačiau to buvo atsisakyta. Tačiau, kaip visada, Boninai tai nerūpėjo. Batsui vairuojant, Boninas jį prievartavo, tada jie apsikeitė vietomis su Batsu, kuris atliko jam moralinį seksą ir sumušė Murillą. Tada jie pastatė automobilį, jį surišo ir dar labiau dergėsi iš jo visom kitom prasmėm. Jis buvo labai žiauriai sumuštas, o tada pasmaugtas. Jo kūnas buvo rastas šalia 101 greitkelio 12 dieną. Yra žinoma, kad Boninas vėl žudė, tik tai maždaug lapkričio 1 dieną jis ir Batsas pagrobė ir nužudė nenustatytą jaunuolį rudais plaukais, kurį Boninas teigė esantis apie 1,67 cm ūgio ir apie 18 metų. Boninas vaikiną įbaugino pasakydamas, kad vyras mirs, nes tavo žmonės sumokėjo mums, kad surastumėm tave ir nužudytumėm. Jiedu jį sumušė, o Boninas mirtinai pasmaugė. Prieš įkišdamas ledo kirtiklį į jo galvą, jo kūnas buvo išmestas greta State Route 99. Lapkričio 30 dieną Boninas be pagalbos pagrobė 17-metį Franką Denisą Foxą iš Bellflower. Boninas jį sodomizavo ir pasmaugė mirtinai. Jo kūnas buvo rastas po 2 dienų šalia Ortega greitkelio. Kūnas turėjo surišimo žymių ir buko objekto traumos požymių. Po 10 dienų 15-metis vaikinas iš Long Beacho, Johnas Frederikas Kilpatrickas, paliko savo namus ir Boninas jam pasiūlė pinigų už seksualinės paslaugas. Užsiėmęs abipusio oraliniu seksu, jis Kilpatricką surišo ir išprievartavo, o po to jį pasmaugė. Jo kūnas buvo išmestas, jis buvo rastas gruodžio 13 dieną, bet Kilpatrickas buvo žinomas kaip John Doe, tai yra neatpažinta auka iki 1980 m. rugpjūčio 5 dienos. Pasak Miley, Makabas įsėdo į furgoną, o Boninas nuvažiavo į Bakalėjos parduotuvės parkingą. Boninas pastatė furgoną ir pradėjo apkabinėti bei bučiuoti Makabą, prieš surišdamas jį ir pasakydamas, kad yra pagrobiamas už išpirką. Boninas pradėjo jį mušti kumščiais, o Miley važinėjo mašiną aplink ratais. Boninas jį išprievartavo ir sumušė geležiniu pagaliu. Tada Boninas privertė jį miegoti jo rankų glėby. Makabui pabudus, Miley ir Boninas sumušė jį iki sąmonės netekimo, o Boninas sutraiškė jo kaklą padangos lygintuvu. Tuomet jį pasmaugė, o Miley išmetė jo lavono statybvietėje Walnut mieste. Makabos kūnas buvo rastas po 3 dienų. Kitą dieną Boninas buvo suimtas už lygtinio paleidimo sąlygo pažeidimą. Vėl, ne pirmas kartas. Jam buvo skirtas laisvės atėmimas Orendžo apygardos kalėjime iki kovo 4 dienos. Išėjęs į laisvę jis įsidarbino sunkvežimio vairuotojų įmonėje Dependable Drive Away. Boninas supykdė savo viršininką, kuris nežinojo apie jo seksualinio nusikaltėlio statusą. Vieną kartą jo akivaizdoje pasiėmęs autostopininką ir važinėdamas ilgais nereikalingais maršrutais, kuriais vėliau susidomėję detektyvai, kovo 14 dieną Boninas pagrobė 18-metį Ronaldą Gatliną. Boninas jį sumušė ir sodomizavo bei subadė ledo kirtikliu. Kitą dieną jo surištas kūnas buvo rastas už pramoninio pastato. Kovo 21 dieną Boninas pasiūlė pavežti 14-metį Gleną Normaną Barkerį. Barkeris buvo mušamas ir prievartaujamas daiktais, paskui pasmaugtas virve. Jo kūnas buvo išdegintas cigarečių nuorūkom. Vėliau tą dieną 15-metis Russellas Dūnas Ragas buvo pagrobtas Garden Grove. Jis buvo surištas, sumuštas ir mirtinai pasmaugtas po 8 valandų nelaisvės. 2 berniukų kūnai buvo išmesti Clevelando nacionaliniame miške netoli Ortega greitkelio ir rasti 23 dieną. Jie tuo tarpu buvo Bonino draugo vakarėlyje vardu Fraseris. Pagas sutiko, o važiavimo metu Boninas paprašė jo pasimylėti.
Pasak Pago, jis bandė išlipti iš furgono, kai Boninas sulėtino greitį prie šviesoforo. Boninas sugriebė jį, nutempė atgal į vidų ir prisipažino, kad jam patiko grobti, tramdyti, kankinti ir smaugti vaikinus keliaujančius autostopu. Tada Boninas informavo Pagą, kaip atlikti idealų nužudymą ir būti nepagautam. Boninas teigė, kad nusprendė susilaikyti nuo prievartavimo ir Pago nužudymo ne dėl jausmų, o dėl to, kad pora buvo pastebėta kartu paliekant Freizerio vakarėlį. Boninas Pagą nuvežė iki jo namų. Tiesa, tik Boninas taip galvojo. Išties Pagas pasakė klaidingą adresą, o kai furgonas išvažiavo, jis nubėgo į savo tikrus namus. Pagas nuo to įvykio nuolat bendravo su Boninu ir jų bendravimas nenutrūko. Kovo 25 dieną Boninas ir Pagas pagrobė 15-metį pabėgusi Harry Todą Turnerį iš Los Andželo gatvių. Turneris prieš 4 dienas pabėgo iš vaikų namų Lancasteryje, vėliau Pagas paliudijo, kad jiedu su Boninu įviliojo Turnerį į Bonino furgoną su pasiūlymu sumokėti už seksą $20. Turneris sutiko iš beviltiškos situacijos, bet jau kaip žinom, viskas ties tuom nepasibaigs. Boninas surišo ir sodomizavo Turnerį kaip ir visas kitas jo aukas. Boninas įkando į jo varpą, kol jį plyšo, o paskui liepė Pagui jį sumušti. Po to, kai Pagas jį sumušė, Boninas jį mirtinai pasmaugė, jo kūnas buvo išmestas už Los Andželo ribų. Balandžio 10 dieną Boninui baigės lygtinis paleidimas. Jis sutiko 16-metį Steveną Johną Woodą, einantį iš mokyklos. Vyresnysis Woodo brolis supažindino jį su Boninu. Kokiamis aplinkybėmis dėja mes nežinome, todėl jis noriai įlipo į Bonino furgoną. Jo žiauriai subjaurotas kūnas buvo išmestas Long Beacho alėjoje. Boninas laukė, kol sutems, kad jį išmestų. Woodo skrudimas atskleidė, kad jis buvo pasmaugtas. Balandžio 29 dieną Boninas sutiko 19-metį Darreną Kendricką savo darbo vietoje Stentone. Boninas įviliojo Kendricką į furgoną pasak norėdamas parduoti jam narkotikų. Tada Boninas nuvažiavo į Butso butą Lakewoode. Ten jis paklausė Kendricko, ar jis gėjus. Kendrickas bandė pasprūkti, tačiau Boninas ir Butsas jį surišo, o Butsas jį sodomizavo. Boninas padidino Butso garso sistemos garsumą, kad paslėptų Kendricko riksmus. Tada Butsas atidarė Kendricko burną, o Boninas išpylė jam į gerklę chloro hidrato skystį, ko pasekoje Kendrickas patyrė šarminius cheminius nudegimus. Kendrickas iki paskutiniųjų bandė kovoti su savo užpuolikais, tačiau nesėkmingai, nes Boninas jį pasmaugė, o Butsas įsmeigė ledo kirtiklį jo ausį, mirtinai sužeisdamas jo kaklo stuburo smegenis. Jo kūnas buvo išmestas už sandėlio netoli Artesija greitkelio. Gegužės 12 dieną Boninas pagrobė ir nužudė vieną iš savo pažįstamų. Jis pareiškė, kad vieną rytą pabudęs nusprendė juo atsikratyti, nes tiesa buvo pavargęs nuo jo buvimo šalia. 17-mečio Lorenzo Sharpo kūnas buvo išmestas už Westminsterio degalinės, jo kūnas rastas 18 dieną, o jo skrudimas parodė, kad jis buvo surištas, sodomizuotas, sumuštas ir pasmaugtas. Gegužės 19 dieną Boninas paprašė palaikyti Butso jam kompaniją, jį lydint žudyti. Tačiau Butsas, kaip pranešama, atsisakė. Be pagalbos Boninas pagrobė 14-metį Southgate berniuką Seaną Kingą. Kingas buvo pasmaugtas mirtinai, jo kūnas buvo išmestas jų haipoje. Tada Boninas apsilankė po šio įvykio iškart Butso bute ir pasigyrė jam apie šią žmogžudystę. Iki 1980 metų pradžios Bonino žmogžudystė sulaukė didžiulės žiniasklaidos dėmesio, o pagrindiniai gėjų teisių aktyvistai pasiūlė net $50,000 atlygį už bet kokią naudingą informaciją. Iki 1980 metų pradžios Bonino žmogžudystė sulaukė didžiulio žiniasklaidos dėmesio, o pagrindiniai gėjų teisių aktyvistai siūlė net $50,000 atlygį už bet kokią naudingą informaciją, kuri leistų pagauti ir nuteisti įtariamąjį ar įtariamuosius. Tuo metu visos šios žmogžudystės buvo anaip ar kitaip susietos tarp daugelio pastarųjų aukų. Tyrėjai iš jurisdikcijų, kurios aukos buvo pagrobtos arba aptiktos, pradėjo kartu bendrai dirbti ir dalintis informaciją, ieškodami įtariamojo ar įtariamųjų. 6 pareigūnai iš 3 skirtingų jurisdikcijų sudarė bendrą darbo grupę, kad greičiau pagautų nusikaltėlį. Iki gegužės mėnesio Pagas tebuvo suimtas už automobilio vagystę. Gegužės 28 dieną jis per vietinę radijo laidą išgirdo vykstančių žmogžudysčių detalės ir savo advokatui pasipasakojo, galimai žino nusikaltėlio strategišką veikimo būdą, kurį Boninas išties jam papasakojo prieš kelis mėnesius.
Ši informacija buvo iškart pateikta Los Andželo policijos departamento žmogžudysčių seržantui. Kitą dieną seržantas St. Johnas pakvietė Pagą apklausai. Nors Pagas nutylėjo faktą, kad jis lydėjo Boniną vienoje šio žmogžudysčių, jo pateikta informacija paskatino St. Johną padaryti išvadą, kad Boninas gali būti greitkelio žudiku. Ta pačią dieną Boninas pasikvietė 18-metį benamį Jamesą Michaelą Monroe, su kuriuo jis susipažino bevažinėdamas paieškose jaunų prostitučių, kurios sutiktų mainais už pastogę užsiimti seksu. Monroe buvo pabėgęs iš St. Clair, Mičigano valstijoje, kuris 1980 m. pradžioje buvo iškeldintas iš savo šeimos namų dėl skolų. Monroe buvo išvykęs į Kaliforniją susitikti su draugu, bet tapo benamis po to, kai iš jo buvo pagrobti pinigai, kuriuos jis uždirbo būdamas vyriškos lyties prostitutė Holivude. Būdamas Bonino namuose, Monroe, kuris buvo biseksualus, užmezgė su juo bendrus seksualinius santykius. Jis priėmė darbo pasiūlymą Dependable Drive-Away, ten pat, kur ir dirbo Boninas. Vėliau Monroe apibūdino savo pradinį įspūdį apie Boniną kaip gero, dosnaus vaikino ir tikrai normalaus, kad ir ką tai bereikštų. Birželio 1 dieną Boninas pranešė Monroe, kad jis nori, kad jie abu pagrobtų, išprievartautų ir nužudytų kokį nors nepažįstamą autostopininką. Policijos tyrimas dėl Bonino atskleidė didelę jo teistumo praeitį už paauglių berniukų seksualinį prievartavimą. Policijos departamento seržantas Johnas paskyrė stebėjimo grupę, kuris sektų kiekvieną Bonino judesį. Jie pradėjo stebėti Boniną birželio 2 dieną vakare, likus valandai iki Bonino ir Monroe išmetant paskutinio Bonino aukos kūną. Prieš kelias valandas Boninas ir Monroe El Segundo bulvare sutiko 18-metį Steveną J. Wilsą. Pasak poros, sužinojęs, kad Wilsas yra biseksualus, Boninas su Wilsu turėjo lytinių santykių, o tada įtikino jį vykti į savo tėvų namus. Ten jiedu tęsė tą, ką pradėjo. Vėliau Boninas sumokėjo Wilsui $200, kad leistųsi būti surištas drabužių virve. Wilsas ėmė įtarinėti kažkokius blogus ketinimus iš jų pusės, tad pradėjo priešintis. Boninas nusitempė į virtuvę Monroe pokalbiui, kad jiedu turi nužudyti Wilsą. Tada jie užčiaupė jam burną ir sumušė jį koridoriuje. Wilsas maldavo jo nežudyti, bet Boninas pasmaugė jį mirtinai. Boninas įsakė Monroe paimti kartoninę dėžę ir kartu jiedu įdėjo Wilso kūną ir nunešė į Bonino furgoną. Vėliau važiuodamas į Batso butą, Boninas praneša Monroe, kad jis, Batsas ir kiti įvykdė daugelį Freeway Killer žmogžudysčių. Vos tik atvažiavęs, Boninas pakvietė Batsą apžiūrėti Wilso kūną furgone. Tada Boninas paklausė, kuris turėtų išmesti lavoną. Vėliau Monroe paliudijo, kad Batsas įkalbėjo Boniną išmesti į netoliese esančių kanjonų degalinės. Jie nuvažiavo į nebenaudojamą degalinę Huntington Beach'e ir ten jie jį išmetė. Po 5 valandų kūną aptiko 2 netoliese stovėję broliai. Vėliau tą vakarą Boninas užsiminė Monroe, kuris bijojo dėl savo gyvybės, pagal jo žodžius, kad jis turėtų tylėti dėl Wilso nužudymo, antraip susidurs su tokia pačia pabaiga. Na ir pagaliau prieinam prie paskutinės aukos, kuri išgyvens ir prie suėmimo ir pagavimo šito žiauraus sadistiško žudiko. Po 9 dienų nenutrūkstamo stebėjimo birželio 11 dieną civiliniais drabužiais vilkintys policininkai pastebėjo, kaip Boninas važinėjo po viso Holivudą, nesėkmingai bandydamas įvilioti 5 atskirus berniukus į savo furgoną. Galų gale vieną iš jų pavyko suvilioti vidun. Policija sekė Boniną tol, kol jis nepasistatė automobilio degalinėje, esančioje netoli Holivudo greitkelio. Tada nepastebimai prisėlino prie transporto priemonės ir laukė. Vos tik iš furgono vidaus išgirdė riksmus ir trenksmus, dar furgoną jie išvydo viduje Boniną prievartaujantį 17-metį pabėgusi Orangeo apygardos Haroldą Eugene Tate'ą, kuriam jis buvo uždėjęs antrankius ir surišęs. Bonino furgone tyrėjai aptiko daugybę įkalčių, kurie įrodė jo kaltę Freeway Killer žmogžudystėse. Tai buvo įvairūs suvaržymo įtaisai, kaip kad virvės, peiliai ir metalinės lazdos. Jie taip pat atkreipė dėmesį į nuimtas durų rankenas, mikroautobuso ir Bonino namų ekspertizė aptiko didelius kraujo dėmių pėdsakus. Taip pat pirštinių dėžutėje tyrėjai aptiko su žmogžudystėmis susijusių laikraščių iškarpas. Per keletą vakarų Boninas vaizdingai nupasakojo pagrobęs, išžaginęs ir nužudęs 21 jaunuolį ir berniuką. Dėl savo poelgio jis nesigailėjo, tačiau labai susigėdo ir gailėjosi, kad buvo sučiuptas.
Warrenas pareiškė, kad pagrindinis jo bendrininkas žmogžudystėse buvo Batsas, o Miley ir Monroe buvo kitų žmogžudysčių bendrininkai. 1996 m. vasario 23 d. praėjus 14 metų po pirmosios mirties bausmės, Warrenui buvo įvykdyta mirtinos injekcijos bausmė. Jis buvo pirmasis žmogus, kuriam buvo įvykdyta mirtina injekcija Kalifornijos istorijoje. 18:23 d. Warrenas buvo perkeltas iš savo kameros į mirties stebėjimo kamerą, kur užsisakė paskutinį patiekalą. 2 dideles picas, 3 porcijas ledų ir 6 pakuotes Coca-Colos. Be 15:12 Warrenas buvo palydėtas iš savo sulaikymo kameros į egzekucijos kamerą, kurioje paliko raštelį, kurį aš jums dabar paskaitysiu. Manau, kad mirties bausmė nėra atsakymas į iškilusias problemas. Manau, kad tai siunčia neteisingą žinią šios šalies žmonėms. Jaunimas elgiasi taip, kaip mato kitus žmonės, o ne taip, kaip liepia jiems elgtis. Patarčiau, kai žmogui kyla mintis padaryti ką nors rimto prieš įstatymą, prieš tai padarius nueiti į ramią vietą ir rimtai apie tai pagalvoti. Warrenas buvo paskelbtas mirusiu 13 minučių po 12, jam buvo 49 metai. Ne vienas iš Warreno giminaičių nepasirinko būti jo egzekucijos liudininku. Aš puikiai juos suprantu, tačiau šį įvykį matė keli jo aukų giminaičiai. Monroe buvo nuteistas kalėti 15 metų iki gyvos galvos už antrojo laipsnio Wilso nužudymą. 1981 metais jis nekartą apskundė nuosprendį, teigdamas, kad nežinojo, kad Warrenas yra greitkelio žudikas iki pat Wilso nužudymo. Jis nekartą buvo paleistas lygtinai, iki šiol yra įkalintas Mole Creek valstijos kalėjime, kitą kartą jis bus lygtinai paleistas 2029 metais. Tai labai greitai ir aš tikiuosi, kad yra paleis. Miley buvo nuteistas kalėti 25 metus iki gyvos galvos. Už pirmojo laipsnio Mirandos nužudymą 1982 metais jam buvo pranešta, kad jam reikės iškalėti mažiausiai 16 metų ir 8 mėnesius. Būdamas įkalintas, Miley dažnai buvo priekaištaujama už kalėjimo taisyklių pažeidimą, vėliau jis buvo nuteistas kalėti 25 metus iki gyvos galvos už Makabės pagrobimą ir nužudymą. 2016 metais gegužės 25 d. Miley mirė nuo sužalojimų, kuriuos patyrė, kai užpuolė kitas kalinys Mole Creeke valstijos kalėjimo mankštos aikštelėje. Pagas buvo nuteistas kalėti 6 metus už Hario Turnerio nužudymą. 1982 metais jis atkalėjo vos 3 metus ir 1985 metais buvo paleistas iš kalėjimo. Batsas buvo apkaltintas 5 kaltinimais, nužudymu ir 3 apiplėšimais, tačiau 1979 m. lapkričio mėnesį praėjus 4 dienoms po oficialaus teismo nuosprendžio jis nusižudė kameroje pasikoręs rankšluosčiu. Tai šiandienos istoriją ties čia ir baigsim. Nežinau, turbūt išėjo labai ilgas video, mano pirmas video. Jeigu jums patiko ar buvo įdomu klausyti ir galbūt norėtumėt daugiau panašių istorijų, galite man rašyti komentaruose, kokios istorijos jūs domintų, aš būtinai į tai atsižvelgsiu. Tai ties čia šitą video ir baigčiau, tačiau norėčiau dar prisiminti aukų vardus, nes mes turėtumėm atsiminti būtent juos, o ne šiuos žiaurius sadistiškus žudikus. Tai paminėsiu tik tai atpažintas aukas. Tai būtų Tomas Glenas Landgredas 13 metų, Markas Dunas Sheltonas 17 metų, Markusas Aleksandris Grapsas 17, Donaldas Rėjus Haidenas 15, David Louis Murillo 17, Robertas Kristoferis Virustekas 18, Frank Dennis Foxas 17, Jonas Frederikas Kilpatrickas 15, Michaelas Franciskas MC Donaldas 16, Čarlzas Tamstris Miranda 15, Ronaldas Kraigas Gatlinas 18, Glenas Normanas Barkeris 14, Russellas Dunas Ragas 15, Harry Todas Turneris 15, Stevenas Jonas Woodas 16, Lawrence'as Eugene Sharpas 17, Seanas Paige Kingas 14, Stevenas J. Wilsas 18. Tai čia būtų visos aukos, kurios buvo identifikuotos.
kelios iš jų iki šių dienų yra nežinomos, dėja. Tai išties visas šitas keisas tikrai ganėtinai buvo sunkus. Žiūrėjau kelis filmus biografinius, yra ir knygos parašytos, tai jeigu jums įdomu, galite pasidomėti. Labai būčiau dėkinga, jeigu palaikytumėt mane, pakomentuodami kažką, paprenumeruodami mano kanalą ir taipogi paspausdami like mygtuką. Iki!